Ši vieta, kur aš dabar esu, tai yra Alytus, Vidzgirio miškas ir šioje vietoje buvo pirmasis karo tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos savaitės. Buvo sugaudyti, suimti ir atvesti Alytaus miesto žydai. Ta bendruomenė sudarė keli tūkstančiai žmonių ir šioje vietoje vyrus, moteris, vaikus, senelius, ligonius visus juos nužudė. Tose žudynėse dalyvavo ir lietuviai, tai yra plačiai žinoma, ne paslaptis, kad ir kaip būtų apmaudu apie tai kalbėti, bet lietuviai prisidėjo prie šių dalykų ir nežinau, ko jie tikėjosi, nes Lietuvai iš Vokietijos pusės taip pat buvo planas ir tas planas buvo žiaurus. Pagal planą OST, tokios kaip Lietuvos, turėjo nebelikti. Buvo numatyta palikti apie 15% Lietuvos gyventojų ir tie 15% greičiausiai būtų buvę tokie kaip vergai. Germanizuoti lietuvių niekas nesirengė. Lietuva buvo reikalinga tik kaip maisto tiekėja Šiaurės Vermachto armijai, kuri praėjusi Lietuvą slinko link Leningrado. Ir aš papasakosiu apie planą OST, apie tai, koks likimas laukia Baltijos šalių, koks likimas laukia Ukrainos, Baltarusijos. Taip pat papasakosiu ir apie kitą planą, kuris buvo ne ką mažiau žiaurus, o gal net ir žiauresnis, kuris vadinosi Bado planu. Ir pagal Bado planą buvo numatytas dar baisesnis likimas tokioms šalims kaip Baltarusija, Ukraina, o po to būtų atėjusi ir Lietuvos eilė. Hitlerio požiūris į Rytų Europos šalis ir tautas buvo primityvus ir siauras. Sovietų sąjungą jis laikė atsilikusiais ir puslaukiniais kraštais. Baltijos šalyse jis nematė ir nenorėjo matyti tautinės, kultūrinės, ekonominės įvairovės. Visos slavų ir neslavų tautos jam tai buvo pilka ir menkaverti masė. Jis nematė nei estų, nei latvių, nei tuo labiau lietuvių. Matė tik teritoriją, kurią reikia išvalyti. Jo akimis visos slavų tautos buvo pasmerktos paklusti arba būti sunaikintos. Jis nesiekė Baltijos šalyse, Baltarusijoje ar Ukrainoje skatinti antirusiškų ir antikomunistinių tautinių judėjimų. Vienintelis Hitlerio tikslas buvo vokiečių viešpatavimas. Jo idealas buvo senovės Sparta, kur 6000 vergvaldžių valdė 345 000 vergų. Tokį santykį jis norėjo atkurti rytuose. Jam patiko Britų valdžia Indijoje, kur nedaug pareigūnų valdė milijonus klusnių ir tylinčių pavaldinių, bet Vokietija turėjo būti dar galingesnė. Jo vizija buvo užvaldyti didelius plotus, pavergti žmones ir tokiu būdu įveikti smulkią buržuazinį ribotumą. Jis buvo įsitikinęs, kad tik tokiu būdu vokiečių tauta gali įgyti pasitikėjimo savimi. Savo knygoje Mano kova Hitleris atvirai rašė: vokiečių tautai gresia išnykimas, jei ji neužkariaus naujų žemių. Sprendimas – gyvybinė erdvė rytuose. Gyvybinės erdvės teritorijos buvo pateikiamos kaip vienintelė išeitis vokiečių tautai. Vokiečių tauta turėjo būti ponų tauta. Nacių propaganda sugebėjo paveikti didelę vokiečių tautos dalį, įtikinti ją esančią pranašesnę už kitas tautas, mobilizuoti agresyviems ir nepaprastai žiauriems karams, nežmoniškam elgesiui su užkariautomis tautomis. Pagal Hitlerį vokiečiai negalėjo susimaišyti su kitomis tautomis, esą reikia tik germanizuoti žemę, bet ne žmonės. Tai yra naujas teritorijas apgyvendinti vokiško kraujo žmonėmis, o rasės atžvilgių svetimus elementus pašalinti. Tokią politiką, pasak Hitlerio, pajėgi vykdyti tik nacionalsocialistų valstybė. Hitleris nubrėžė kryptį. Mes pradedame ten, kur buvo sustota prieš 600 metų. Mes vėl atsukome savo žvilgsnį į rytų žemės, kalbėjo jis. Kas vokiečius sustabdė prieš 600 metų?
Lietuvių tauta kartu su Lenkija, kurią valdė taip pat lietuvis. Hitleris žinojo istoriją labai gerai, jis turėjo labai gerą atmintį. Iki pat Sovietų sąjungos užpuolimo Hitleris nebuvo tvirtai apsisprendęs dėl okupuotų Pabaltijo kraštų likimo. 1941 m. Liepos 16 d. po sėkmingų pirmųjų karo savaičių Hitleris sukvietė artimiausius bendražygius Rosenbergą, Gėringą, Lamersą, Bormaną. Jo kalba buvo aiški: Baltijos šalys – Trečiojo reicho dalis. Nepriklausomybės nebus. Įsakymas neskelbti tikrųjų tikslų viešai, o visus reikiamus darbus, šaudymus, trėmimus ir panašiai vykdyti. Visi dalyvavę aukšti naciai pritarė Hitleriui, išskyrus Rosenbergą. Rosenbergas buvo Pabaltijo vokietis, gimė Staline ir gerai žinojo, kad tokios tautos kaip Estija, Latvija ir Lietuva visiškai skiriasi nuo Rusijos. Rosenbergo teigimu, Vokietija su šiomis užkariautomis tautomis turinti elgtis žmoniškai, tvirtai ir teisingai. Kiekvieno vokiečio laikysena esanti pati geriausia propaganda. Bet Hitleriui ir kitiems naciams šis planas pasirodė per daug liberalus, neatitinkantis nacių vizijos, nes jis turėjo kitą planą, labai žiaurų planą. Hitlerio planas buvo ne tik Baltijos šalis prijungti prie Vokietijos. Jis ketino vienus gyventojus išvežti darbams į Vokietiją, kitus germanizuoti, daugiausia estus, trečius sunaikinti. Apskritai Lietuva Hitleriui buvo per menkas svarstymo objektas ir jis daugiau apie jos gyventojų likimą nekalbėjo. Tik kartą savo užstalės pokalbiuose jis užsiminė apie Lietuvą. Paminėjo, kad Lietuvoje nebėra žydų. Ir tai yra labai svarbus įvykis. Lietuviai per trumpą sovietinio režimo egzistavimo laikotarpį savo kailiu gana gerai įsitikino, kas yra žydai, kalbėjo Hitleris. Generalinis planas Ost. Kas tai per planas? Tai vienas žiauriausių istorijoje planų. Tai buvo sistemingo etninio valymo, genocido ir kolonizacijos planas. Jame nebuvo vietos tautoms, kurios tūkstančius metų gyveno tose žemėse. Nors pats planas Ost, lietuviškai vadinasi rytai, neišliko, bet jo turinį galima atkurti pagal nacių pareigūnų susirašinėjimą bei pastabas dėl plano. Pagal pirmąjį variantą numatyta daugelį rytų Europos gyventojų iškelti į vakarų Sibirą, likusiuosius germanizuoti, kitus panaudoti fiziniams darbams ir sunaikinti. Kad rusai bus nugalėti ir išstumti už Uralo, niekas net neabejojo. Antras variantas numatė vakarų Lietuvą per 15 metų apgyvendinti vokiečiais, o Vilnių ir Šiaulius padaryti kolonizacijos atramos punktais. Į Lietuvą turėjo būti atkelta 235 000 vokiečių. Pagal trečiąjį variantą vokiečiais turėjo būti apgyvendinta visa Lietuva. Išnaikinti arba ištremti planuojama buvo štai tokia gyventojų dalis. Estų turėjo likti mažiau nei pusė, latvių panašiai kaip ir estų. Lietuvių turėjo likti vos 15%, Lenkų planuota išnaikinti apie 20 milijonų, tai yra apie 85% tautos. Nacistinės Vokietijos įsitikinimu turėjo įvykti likusios estų ir latvių dalies tautos germanizacija. Tačiau lietuvių tauta šiuo klausimu buvo mažiau pageidautina. Latviai su estais atsiliepė į mūsų kvietimus mobilizuotis. Kas darosi šitam krašte? Į šaukimo punktą atėjo 2 invalidai ir 1 beprotis. Himleris atvirai teigė, lietuvių tauta yra nepageidaujama. Ji rasiniu požiūriu nešvari, turinti slaviško kraujo, todėl turi būti deportuota į Sibirą. Ne tik Hitleris, bet ir Himleris Lietuvos populiaciją vertino kaip menkavertę rasę. Tai buvo ne šiaip kalbos, tai buvo detalūs, kruopščiai sudaryti planai. Jie apėmė viską – žemės nusavinimą, žmonių pervežimą, vaikų grobimą, badą, priverstinį darbą ir vergiją. Toks planas buvo tik iš dalies įgyvendintas karo metu. Teritorijose, kurias Vokietija okupavo rytų fronte, per Antrąjį pasaulinį karą milijonai žmonių žuvo nuo šaudymo, bado, ligų, alinamo priverstinio darbo ir genocido. Buvo nužudyta apie 11 milijonų slavų. Be genocido dar milijonai žmonių buvo priversti dirbti vergų darbą, kad tarnautų Vokietijos karo ekonomikai. Dar vienas turbūt baisesnis net už Ost planą buvo bado planas. Maždaug 3 milijonai sovietų belaisvių, paimtų į nelaisvę, buvo nužudyti vykdant bado planą.
Himleris atvirai pareiškė, tai egzistencijos klausimas, todėl tai bus negailestingos, atšiaurės rasinės kovos. Planuota sąmoningai numarinti badu nuo 30 iki 45 milijonų žmonių. Buvo pasakyta tiesiai, jei pasiimsime tai, ko mums reikia, 10 milijonų žmonių mirs. Bet tai būtina Vokietijos išlikimui. Jo esmė – atimti visą maistą iš okupuotų teritorijų ir atiduoti jį vokiečių kariuomeniai. Kas liks tų šalių gyventojams? Tik mirtis nuo bado. Nors įvairūs Wehrmachto vadai norėjo pavaizduoti vokiečius kaip rytų Europos išvaduotojus ir kurstyti antikomunistinius disidentus ir partizaninį karą prieš Sovietų sąjungą, nacių valdantysis elitas siekė visiškai nuslopinti tai, ką jie laikė slaviška rase. Kietosios linijos šalininkai, tokie kaip Himleris, nenorėjo inicijuoti susitarimų su vietiniais slavais. Hitleris griežtai priešinosi slavų savanorių patekimui į vokiečių armiją ir įsakė nuginkluoti vietinius gyventojus. Pirminis Hitlerio ir Wehrmachto generolų vertinimas buvo toks, kad operacija Barbarossa gali būti baigta per kelis mėnesius be jokios išorinės paramos. Kokiu mastu buvo įgyvendintas bado planas? Masinės žudynės buvo aprašytos keliuose dokumentuose, įskaitant tą, kuris tapo žinomas kaip Geringo žaliasis aplankas. Pagal planą nacių karinėms pajėgoms buvo įsakyta nusavinti maisto atsargas okupuotose teritorijose, nukreipti jas į aprūpinimą vokiečių kariuomeniai ir paskatinti Vokietijos karo ekonomiką. Vokietija prieš karą, kaip ir kitos Europos šalys, nebuvo savarankiška ir savo gyventojams maitinti rėmėsi užsienio importu. Padėtis pablogėjo prasidėjus karui, žlugo prekyba su užsienio šalimis, taip pat pačioje Vokietijoje kariškiai verbavo darbininkus, rekvizavo traktorius ir arklius ir buvo pirmenybė teikiama kurui. Trūko darbininkų ir technikos žemės ūkyje. 1941 metais padėtis buvo dar blogesnė, nes buvo sunaudotos atsarginės grūdų atsargos, o didelės Europos dalies okupacija situaciją tik pablogino, nes dauguma šių šalių taip pat buvo grynosios maisto importuotojos. Vokietijos vadovybė, ypač Hitleris, buvo labai susirūpinęs dėl maisto vartojimo mažinimo įtakos civilių moraliai. Jie manė, kad Pirmojo pasaulinio karo metu pagrindinė Vokietijos pralaimėjimo šiame kare priežastis buvo maisto stygius. Taigi maisto atsargų išsaugojimas pačiai Vokietijai buvo laikomas esminiu dalyku, net ir okupuotų šalių civilių gyvybių kaina. Bado planas buvo pagrįstas praktiniais ir ideologiniais poreikiais. Buvo numatyta Ukrainos maisto produktų nukreipimą paskirti įsiveržusiai armijai ir Vokietijos gyventojams. Karas Rusijoje galėjo būti tęsiamas tik tuo atveju, jei visas Wehrmachtas karo metais bus maitinamas iš okupuotų teritorijų. Ukraina – pagrindinis taikinys. Ji turėjo maitinti vokiečių armiją ir civilius. Bet Ukraina neužaugino pakankamai grūdų, kad išspręstų Vokietijos problemas. Kijevas, Charkovas ir kiti Ukrainos miestai tapo badaujantys miestai. Charkove nuo bado mirė apie 80 000 žmonių. Buvo manoma, kad bandymai išgelbėti ten gyvenančius gyventojus nuo mirties neleidžia Vokietijai išsilaikyti iki karo pabaigos. Pats Hitleris 1939 metais pareiškė, kad Vokietijai reikalinga Ukraina, kad niekas negalėtų mūsų vėl marinti badu kaip praėjusiame kare. Kruopščiai suplanuotas badas turėjo būti neatsiejama Vokietijos karo kompanijos dalis, o vokiečių planuotojai tikėjo, kad Sovietų sąjungos puolimas be jo nepavyks. Koks buvo plano poveikis? Žydų, kuriuos naciai suvarė į getus, ir sovietų karo belaisvių badavimo lygis buvo ypač didelis. Žydams buvo uždrausta pirkti kiaušinius, sviestą, pieną, mėsą ar vaisius. Žydams buvo paskirtos 420 kalorijų dienos normos. Minsko gete tūkstančiai mirė nuo bado per pirmąją žiemą. Ir tai nebuvo atsitiktinumas, tai buvo planas, žingsnis po žingsnio vykdomas genocidas. Sovietų karo belaisvių mirtingumas vokiečių nelaisvėje buvo 3,5 milijono iš 6 milijonų paimtų į nelaisvę per karo laikotarpį. Dauguma jų tiesiogiai ar netiesiogiai mirė nuo bado. Maisto trūkumas taip pat prisidėjo prie priverstinių darbininkų ir koncentracijos stovyklų kalinių. Bado Vokietijoje ir kitose okupuotose šalyse. Badas palietė kitas Vokietijos okupuotas Europos dalis, įskaitant Graikiją. Daugiau nei 300 000 graikų mirė iš bado, kurį graikai vadina didžiuoju badu. Net vakarų Europa, nors ir nepatyrė tokių siaubų, buvo išnaudojama. Iš Prancūzijos ir Nyderlandų buvo išvežamas maistas.
Lenkijoje labiausiai nukentėjo getuose, ypač Varšuvos gete esantys žydai, nors etniniai lenkai taip pat patyrė vis didesnį badą. 1943 m. pradžioje Lenkijos gubernatorius nacistas Hansas Frankas apskaičiavo, kad dėl bado mirs 3 milijonai Lenkų. Rugpjūčio mėnesį Lenkijos sostinė Varšuva buvo atskirta nuo grūdų pristatymo. Nuo bado Lenkus išgelbėjo tik buferinis derlius ir 1944 metais griūvantis rytų frontas. Tik vokiečiams skirtas maisto racionas patenkino visą jų dienos kalorijų poreikį. Visa tai ne karo padariniai, bet sąmoninga, iš anksto suplanuota sistema, kurią kurstė ne tik militarizmas, bet ir rasinė neapykanta, įskaičiuotas žiaurumas ir giliai įsišaknėjęs įsitikinimas, kad viena tauta turi teisę naikinti kitas. Tai nacizmo esmė, tai Hitlerio rytų Europos vizija. Alytuje yra šiame miške keletas paminklų, atminimo paminklų aukoms, kurios buvo čia nužudytos. Ir šioje vietoje ant šio paminklo yra parašyta: sustok ir susimastyk, ši žemė persunkta nekaltų žmonių krauju. Mes turime šiuos paminklus, juos galime pagerbti, aplankyti, pagalvoti apie anuos laikus. Bet jeigu Vokietija, nacistai, ne tik Vokietija, bet nacistai, būtų laimėję tą karą, kuris vyko tada, šių paminklų nebūtų, nes nebūtų buvę kam juos pastatyti. Nebūtų tokios kaip Lietuvos, greičiausiai nebūtų Latvijos. Tos vietos būtų germanizuotos ir čia gyventų vokiečiai. Nebūtų ką prisiminti ir nebūtų net apie ką kalbėti ir net tokių laidų nebūtų. Nacizmas yra blogis ir reikia džiaugtis, kad jis buvo nugalėtas. Ačiū visiems, kurie mane žiūrėjote, ačiū visiems, kurie mane remia ir iki kitų susitikimų.